Jeigu tau patiks mano vaizdo įrašas, paspausk patinka, prenumeruok kanalą, tai žinosiu, kad bent jau ateityje šitą informaciją, kurią aš tau pasakysiu, bus naudinga. Todėl paspausk. Parodysiu aš jums vaizdo įrašą, galėsim mes paanalizuoti visokius pjūvius, kaip su jais tvarkytis ir kaip padaryti estetiškai gražiai. Tų pjūvių yra įvairiausių, todėl nieko nelaukdami mes ir pradedam. Kaip klijuoti plyteles ant esamų plytelių, taip kad jeigu įdomu, galite sekti mano Patreoną, Contribui, tenai įsidėsiu vaizdo įrašą, galėsite įsigyti jį vienkartiniu būdu ir taip jį peržiūrė, išmokti kažką naujo ir naudingo. Tai prie pačio pirmo varianto, ką mes turim, matom, žmogus matuojasi plytelę, tai pjūvis yra tiesiog paprastas, tiesus, ten nieko įdomaus nepasakysi, jeigu kažkur siena nueina, tarkim, vienoje vietoje vienoks atstumas pasidaro, kitoje vietoje kitoks atstumas, tos sienos, jos kadangi nueina, reikia pjauti strižai, todėl pasimatuojam, kaip ir matosi vaizdo įraše, vieną pusę, kitą pusę ir bando tą plytelę išpjauti. Pats pirmas iš sudėtingesnių pjūvių tai yra rozetė, kaip ir matom vaizdo įraše ateinama su plytelėmis iki tos rozetės. Kadangi plytelės čia vaizduojamos ganėtinai mažos, todėl tokį pjūvį galima atlikti labai paprastai. Su didesnėm jas jau reikėtų papildomai, tarkim, kad nekilnot, nes jos būna sunkios, pasidedi vienoje vietoje ir tada tenais bandai jas kažkaip nors išpjaustyti. Todėl taip sutinku, tarkim, įpjaunama viena kraštinė iš dviejų, nes šitas pjūvis skaitosi L forma. Kodėl L forma? Todėl, kad jis labai panašus į L. Yra kitokių panašių į J formą, tai ta pati forma tik tais kitoj pusėje, bet principas toksai. Ir tada išsilaužia. Galima tada atlikinėti tokį pjūvį, vieną pusę įpjauni ir kitą išlauži, arba galima su kampiniu šlifuokliu pabaigti visą pjūvį iki galo. Na, štai ir matosi pagrinde per dėžutės centrą eina pati centrinė plytelė, kadangi joje yra skylė, jisai užsideda pačią pirmą vietą ir toliau jau matosi plytelės turi eiti tiek L forma pjaustyta, tiek J forma. Todėl persikėlimas matmuo ant pačios plytelės ir bandysim išpjauti. Na, aišku, kadangi toks pjūvis nėra labai jau sudėtingas, paprastai reikalauja tiesiog paimti su kampiniu šlifuokliu vieną kraštinį įpjauti, kad jinai lūžtų, nes jinai strižai nelūžta, todėl, kaip ir matom, kampinis šlifuoklis ateina į pagalbą ir toks pjūvis ganėtinai paprastas padaryti. Štai sekantis pjūvis yra U formos, tai kaip vienoje plytelės kraštiniai, tarkim, įsipjauna tam tikra ertmė. Šitoje vietoje, kadangi čia montuojasi ekranas, jisai kvadratinis, todėl reikia kvadratinės ir skylės, todėl ertmę tą bus galima išpjauti tiesiog ant plytelės. Tai gaunasi, kai per siūlę eina ta pati dėžutė ar tenais kažkoks objektas, ir šitaip jisai išsipjauna. Su kampiniu šlifuokliu įpjaunamos dvi kraštinės. Na, aišku, galima tą vietą išpjauti, išlaužint su staklėm įrėžius, bet geriau tada paprastai su kampiniu šlifuokliu tada bus paprasčiau ir naudingiau, nes ta plytelė gali jinai ir lūžti, todėl galima šitą atvejį ir atskaičiuoti. Todėl toliau matoma skylės, išgręžiamas pačioj plytelėje, dabaigiamas pjūvis, apšlifuojamas kraštas, nes būna, tarkim, lūžta ta plytelė ir jinai nulūžta ne visai tolygiai kaip ir norėtųsi. Tualeto dėžutę, jeigu turint, tai jau reikėtų išpjauti kvadratinę skylę pačioj plytelėje. Čia pjūvis labai paprastas, jeigu moki pasimatuoti, tai ką aš galiu patarti, tai kaip ir vaizdo klipe įrodoma, tai pasižymima žemiausias taškas, pasižymimas aukščiausias. Aš dasiklijuoju tas plytelės iki tam tikros vietos, kaip ir čia matosi, labai gerai padaryta. Ir tada jau žinai, kurioje vietoje tau reikės atlikinėti pjūvį. Todėl dabar pasižymi juostos, linijas iki kraštinių ir su metru tas pats matmuo būna perkeliamas ant pačios plytelės. Tai taip sutinku, tai čia matavimo būdas labai geras ir paprastas, tik tai tiek, kad atima šiek tiek daugiau laiko. Paprasčiausias būdas būtų su šablonu, kokiu matuokliu,
tai tas mažiau laiko atimtų ir būtų šiek tiek naudingiau. Bet kodėlgi ne? Tai toliau pasižymimas tiek iš viršaus, tiek iš apačios ir tiek iš šono, nes jau yra paklijuota ir tas pats matmuo perkeliamas ant pačios plytelės. Tai kaip ir paprastas dalykas, belieka tik tais išpjauti su kampiniu šlifuokliu, nes jau paprasti laužimo staklės jau tokio vietoj paprastos nepadės, todėl pasinaudojamas kampinis šlifuoklis. Su šitu, kaip ir matom, su šitu kampiniu šlifuokliu ir atliekamas pats pjūvis. Aišku, dažniausiai yra toks niuansas, kadangi diskas yra didesnis, jisai palieka plytelės kraštą nedapjautą, todėl jeigu norima šitą pjūvį atlikinėti tvarkingai ir gražiai, reikia pačią plytelę apsiversti, kaip ir matosi iš galo, ir galima tiesiog daugiau įpjauti kraštinės. Todėl toksai pjūvis ganėtinai paprastas, tik tais tiek, kad jeigu neperpjausi iš kitos blogosios pusės, nes būna pjūvis nedaeina iki galo, gali būti, kad lūš pati plytelė. Kaip su paprastu plaktuku arba su kažkokiu sunkesniu daiktu galima išdaužti labai paprastai tą plytelę. Aš jums nerekomenduoju, todėl nedarykit tokios klaidos, kada gavus plytelės smūgį, jeigu jinai yra trapesnė akmens masės, tai jinai galim paimti ir lūžti ne taip, kaip ir norėsis. Kadangi tas pjūvis jau buvo atliktas, jums reikės per naują pjauti, tai gausis, įsivaizduokit, skaičiuot, matuot per naują. Sekantieji pjūviai bus su skylėm, tai čia paprastas pasinaudojimas karūnėlės, tam tikro dydžio, jos galite įsigyti parduotuviai. Ką dabar dėl karūnėlių galiu pasakyti, yra tokios pigesnės, yra brangesnės. Šitos matosi ant kampinio šlifuoklio dedamos karūnėlės, tai jos yra šiek tiek brangiau kainuojančios, bet jos atlieka daugiau skylių, bet yra labai gražios stiklo karūnėlės, kurios taip pat pjauna ir plytelės, nesvarbu kokias, ir akmens masės ir panašiai ir ten taip toliau. Gaunasi jos pigiau kainuoja, ten apie 6 eurus ir panašiai. Tai galima labai paprastai įsigyti ir tokias plytelės atpjauti, bet tas pjūvis tarnaus kažkur tais 10 skylių ir viskas. Daugiau mes tų skylių nepadarysim, nes ta karūnėlė nusidėvi ir ten tom pasakyta viskas. Tai kadangi, kaip ir minėjau, kad karūnėlė yra visokiausių dydžių, formų ir panašiai, tai šitas pasirenkamas tam tikras dydis. Dažniausiai kriauklės vandens pajungimams naudojama 40, 38 karūnėlė, galima 43 naudoti, ta skylė šiek tiek didesnė, tai bus vietos atsargai. Nes kitokiu atveju, jeigu atsargos neturi, tai gali padaryti labai jau idealiai ir gausis ta skylė šiek tiek jinai pajuda arba į kairę, arba į dešinę ir įsivaizduokit, automatiškai ta skylė arba tinka, arba netinka. Surandamas matmuo tiesiog centrai skylių ir nuo tų centrų išgręžiamos skylės. Čia, kadangi bus montuojamos lempos, todėl nieko ten labai ypatingo nereikia, tik tais reikia žinoti lempų diametrą, kuris ganėtinai svarbus montavime, kad viskas pasislėptų ir panašiai. Dabar apie pačią didesnio diametro skylės, tai jau sutinku, jis šiek tiek sudėtingesnis reikalas, nes ne visos karūnėlės ima. Dabar aišku, ten tenka susidurti, kad akmens masės plytelėms skirtos karūnėlės deimantinės yra jau ir šimtinio diametro ant kampinio šlifuoklio. Anksčiau būdavo ant staklių, juos tik tais montuojasi, nes didelės apsukos ir tokiu būdu gali užlaužti ranką ir taip tokie variantai nelabai smagus gali atsitikti. Todėl taip pat pasimatuojamos tos skylės. Aišku, galima su karūnėle atlikti tokį pjūvį, aš tai asmeniškai palieku kampiniam šlifuokliui su paprastu diskeliu sukant ratus. Čia susirandamas kraštinės, tiek viršus apačia. Turima, aišku, jeigu turi šabloną, tai labai gerai, jeigu neturi, tai galima panaudoti paprastą vamzdį. Tik tais tiek, kad turėkite omeny, kad ta kraštinė, kuri dedasi montuojasi, jinai šiek tiek platesnė, todėl šitas turi būti įskaičiuota, kitokiu atveju bandysit uždėti ir neuždėsit, nes turi išplatėjimą. Tai va, šitas pjūvis atliekamas, kaip ir minėjau, su kampiniu šlifuokliu, galima karūnėlės pasiimti, bet kiekviena skylė yra skirtinga ir kaip santechnikas ją sumontuoja. Gali būti ir 100, gali būti ir 110 ir 125. Priklausomai kaip giliai ir ištrauktai atrodo ta gumos pajungimo vieta. Išstorėjimas,
todėl čia nieko nepasakysi, kad saugiai pjūvis būtų atliktas, įsipjausto tą formą, kad įmanoma kuo daugiau jinai turėtų lūžių taškų ir tada tiesiog paprastai įsilaužo. Ta pjūvį, kuris dabar atliktas nelabai gražiai, galima apšlifuoti su deimantinė karūnėlė. Todėl toks variantas ganėtinai, man atrodo, saugus ir geras. Jeigu turima kažkokią skylę per vidurį kažkokio objekto, todėl tą pjūvį reikėtų atlikti ant abiejų plytelių. Kitokiu atveju bent jau ant tą formą ar pasimatuoti, kuo įmanoma tiksliau ant dviejų plytelių, nes va, kaip ir matosi, gali būti viena skylė žemiau, gali kita skylė aukščiau būti ir panašiai, taip neestetiškai atrodytų, jeigu uždėsit ir kažkas išlys kažkurioje vietoje. Todėl tiksliausias variantas susidėti dvi plytelės ant grindų ir tiesiog pasimatavus vieną kraštinę ant kitos užbrėžti, kad pjūvis eitų per visą, arba bent jau formą nusipieštumėtų per visą plytelę. Arba dvi. Tai va, atliekamas toksai pjūvis. Kampų pjovimas, kadangi sienos sutinku ne visus būna tiesiog tiesios, todėl kartais kampą reikia ir nupjauti papildomai. Tai va, kaip ir matosi, čia yra 45 laipsnių kampų nuimta kraštinė, kad ta viena plytelė prisiglaustų prie kitos. Taip, sutinku, man irgi yra tekę tokį dalyką daryti, nes kitokiu atveju ne pati plytelė neprisiglaudžia arba atitinkamai dar nuo kampo priklauso. Bet čia jau nieko nepadarysi, reikės kažkokių staklių arba tiesiog su kampiniu šlifuokliu galima atlikinėti tokį pjūvį. Tai čia nieko labai ypatingo nepasakysiu, tiesiog paimi, žinai kokį kampą nupjauti ir tiesiog pjauni. Nedarysi, nežinosi ir negalėsi padaryti. Nedarysi ir nežinosi, kaip atlikinėti tokius pjūvius, bet nuo klaidų priklauso, kaip tu pasidarai. Kuo daugiau klaidų, viskas priklauso nuo klaidų, kuo daugiau atlieki klaidų, pamatai, ką blogai padarei ir gali pats taisyti. Todėl labai paprastas dalykas. Pasiemam kampinį šlifuoklį ir pjaustosi. Na, aišku, jeigu staklės turi, tai ten pasireguliuoja ir viskas ten paprasčiau, bet čia, kadangi to nėra, tai galima su kampiniu šlifuokliu. Aišku, geriausia patartina lauke išsinešti kampinį šlifuoklį. Dulkių bus tiek, kad net iš kamino tiek nerūksta. Todėl patartina tikrai atlikinėti tos pjūvius lauke. Toliau dėl pačių plytelių konvertavimo, kadangi į dušo trapą ar lataką surinkimo tos plytelės ne visai kaip susijungia, todėl kartais tenka pasinaudoti taip, kad išilginius ir strižinius pjūvius, kaip ir matosi va šitose va vietose. Taip, sutinku, šitą pjūvį šiek tiek sudėtingesnį, nes reikia atlikinėti susidėjus jau plytelės ir pasimatavus taip jas. Tai pasinaudojus vandens staklėm, ne visą laiką kartais būna, kad išeina toks variantas, todėl kartais reikia ir su kampiniu šlifuokliu atlikinėti tokį pjūvį arba su paprastom staklėm atlikus šitą pjūvį. Gali būti toks variantas, kad čia turėtų būti siūlytė, kadangi tose vietose, kur jinai įpjauta, jinai turi įsiskirti ir suformuoti siūlę, kadangi jinai tokio pačio dydžio kaip ir prieš tai sekanti plytelė, todėl jinai gaunasi šiek tiek didesnė. Todėl pasirengia pasinaudoti kampiniu šlifuoklį su diskeliu, tai jisai palieka bent jau kažkokį kraštą ir šitaip gražiai atrodys. Tai vat, toks variantas turim su, kaip ir sakiau, su staklėm pjaustosi. Šitoje vietoje nebijokit, jeigu neturit staklių, galit paimti pasisinuomoti tokius dalykus. Jeigu tau patiks mano vaizdo įrašas, paspausk patinka, prenumeruok kanalą, tai žinosiu, kad bent jau ateityje šitą informaciją, kurią aš tau pasakysiu, bus naudinga. Todėl paspausk.